Taigi, labas vakaras visi mėly kavinės fantastiškos žiūrovai ir klausytojai. Sveiki prisijungę prie Liepos mėnesio susitikimo ir labai džiaugiuosi, kad šiandien turėsim pokalbį apie klimatą ir klimato ateitis. Apie klimatą daug dabar kalbama, turbūt kiekvieną dieną žiniuose galima perskaityti, pamatyti ir išgirsti, jeigu klausote radijo. Tai turėsime pokalbį su Ameriko universiteto Ekvadore docente, daktarė Rasa Žalakevičiūtė. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai nežinau, galbūt pirmiausia galėtume trumpai pristatyti, kuo užsiimate, kokia jūsų pagrindinė tyrimų sritis ir kodėl šiandien kalbam apie klimatą. Tai istorija ilga, tarkim, kad klimato kaitos temos mane domino jau nuo pat magistro laikų, netgi nuo bakalauro laikų. Tuo metu 94 metais buvo patieji pirmieji ten tokie iš vis ir straipsniai ir žinios. Ir mane labai sudomino, aišku, tokia globali tema, iš viso tokie pokyčiai. Tuo metu studijavau ekologiją, man labai buvo įdomu pokyčiai gamtai būtent. Ir mano viena iš temų tai buvo migracijos pokyčiai susijęs su klimato šiltėjimu. Kad ten atskrenda anksčiau, išskrenda anksčiau ir taip toliau. Kad paukščiai turi susitikti tą piką vabzdžių. Jeigu, pavyzdžiui, vėliau atskrenda, o jau viskas sušilę, jie tiesiog neišmaistins savo vaikų, jauniklių. Ir tiesiog labai sudomino ir po to pasisekė studijuoti iš viso atmosferos mokslų, laboratorija tokia Washington State University Amerikai. Ir ten visa laboratorija buvo skirta atmosferos mokslams. Ir ten studijavau iš esmės oro tarša. Bet oro tarša visą laiką, vėjas iš kurios pusės pučia, tau arba atpūs taršą, arba neatpūs, ten stabilumo, arba, pavyzdžiui, turbulencija atmosferinė, netoli paviršiaus irgi tai gali paveikti, arba bus labai sukoncentruota tarša, arba bus labiau užsivedinusi, tarkim. Tai va tokios temos visą laiką mane seka, galbūt iš tikrųjų mano pagrindinis arkliukas, tarkim, yra oro tarša ir ypač miesto tarša, dabar dirbant kaip tik Ekvadore, ten yra standartai visiškai kitokie, Europos standartai yra ir technologiniai, ir degalų standartai yra labai griežti, iš viso kaip ES lygmenį, Amerikoje irgi, o Pietų Amerikoje ne. Ten yra atpalaiduoti, turi daug ten tos sieros dizelyje ar dizeliniam, ten, kurią, kaip sako lietuvai, ir benzinė. Ir tai sukelia, kad labai daug būtų dalelių. Ir būtent mano tema, viso doktorantūros mano tema buvo dalelių mokslas, tų kietųjų dalelių, jų formavimasis, iš kur jos ateina ir taip toliau. Tai atvažiavus į Ekvadorą, būtent, kadangi tai yra iš tikrųjų didelė problema, tų kietųjų dalelių Lietuvoje visi sako, oi, koks tai blogas oras, sakau, nieko panašaus, pravažiavau autobusas tenai, toksai juodas, žinai, debesis. Tai ten tai tikrai, iš tikrųjų, mano darbas yra reikalingas ir labai įdomu ir aš visą laiką irgi žiūriu, ar tai turi kažkokiu tai susijusių priežasčių, koks būtų ten temperatūra, netgi drėgmė ore. Tai va tokios mano dabartinės temos. Kita tema, kaip buvo karas, prasidėjo karas Ukrainoje, kiekvieną dieną verkiau, aš manau, mes visi čia labai pergyvenom, aš netgi iš ten toli tikrai pergyvenau ir sakau, kažkaip bent prisidėti, tai kadangi dirbu su keliais kitais mokslininkais, kurie dirba su satelitiniais duomenimis, ir tu gali pasižiūrėti tos satelitinius images, kaip sako, to PM2.5, tos dalelės, arba ozonas, ir CO, anglies monoksidas. Monoksidas, taip. Deginis galvoja, čia kažkaip netaip skamba jo. Tai mes irgi pasižiūrėjom, išanalizavom tuos images. Ir pamatėm, kad, pavyzdžiui, kai labai intensyviai atakavo Kijevą, ten tas kelias savaitės buvo žiauriai didelė tarša, ypač dalelių. Ir kažkaip po to atsipalaidavo, jie nepasiekė, ko nori, jie atsitraukė ir vėl nusimažėjo tarša. Tai kai kurie tokie COVID irgi pasekmės, kaip
visi miestai užsidarė, aš ten vietoje irgi tyrinėjau, kas darosi, iš karto per mėnesį parašiau straipsnį, nes žiauriai nukrito apie 70%, oro kokybė pagerėjo, kai kurių ten cheminių elementų vatų, ypač NO2, labai nukrito 70% pagerėjo, nes niekas necirkuliavo, tiesiog visi sėdėjo namuose ir iškart pagerėjo oro kokybė. Tai va tokios temos. Turiu ką veikti, tai tikrai yra ką veikti. Ir dabar vat, irgi nauja tema, tai vat, galbūt iš tikrųjų, kai man pasiūlė kalbėti apie klimatą, vat, nauja tema dabar irgi gvildenu, gavau duomenis šalies 40 metų paskutinių duomenų iš skirtingų šalies dalių ir kaip tik dirbu ir rašau straipsnį vieną, kas vat, vyksta kai kuriuose dalyse, galbūt įdomu, ne, Ekvadoras yra pačiam ekvatoriuje ir ant pakrantės Ramiojo vandenyno. Tai toj pakrantėje, žodžiu, eina krantas, tada eina Andai ir tada eina Amazonija. Bet pati upė Amazonija iki mūsų netiteka, bet yra tos įtekamosios upės. Ten tokia Napo, dar ten kelios tokios ganėtinai didelės tos upės. Tai kaip tik vat, studijuojame vienas apie, kaip vadinasi, vulnerability, tai kažkaip, aš nežinau, silpnosios vietos galbūt vat, klimato pasekmių. Tai vienas va toks darbas dabar kaip tik dirbu, tai čia toks gal netgi kaip politiniai patarimai galėtų būti tai šaliai. O kitas va pasižiūrėti būtent pagal tą regioną ir Galapagais, kaip keičiasi klimatas. Ir kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, matosi dvigubai daugiau kritulių. Nu, nerealiai, per 40 metų, taip pat matosi, kai kuriuose miestuose yra tas Urban Heat Island vadinamas, kad kyla žiauriai temperatūra, per paskutinius 40 metų pakyla 2 laipsnius. Maksimali temperatūra kai kuriuose vietose 3,4. Nu, va tokie, va tikrai, iš tikrųjų, jeigu tu žiūri globaliam kontekste, 1,2 daugmaž per paskutinius 100 plus beveik 140-150 metų. Kartais žiūri nuo 1850, jau toksai kaip irgi industrial skaitosi, ne, 1850-1880, maždaug nuo to laiko. Tai va taip žiūrint, netgi yra jau 1,5 laipsnių Celsijaus pakilusi temperatūra pasaulinis tempas vidurkis. Tai pas mus vat, per 40 metų, pavyzdžiui, pagrindinė mieste yra 2 laipsniai. Nu, toks, vat, ar tas miesto plėtimas, ten tie šildymai, tos pačios tamsiosios dalelės, josgi pašildo irgi orą. Jeigu išeina juodas debesis, jos šildo ir kaip tik vėlgi šildo miesto orą. Va tokios temos daugmaž dabar mano. Arkliukas. Scenarijai kol kas taip ne, galim šiek tiek pakalbėti, bet scenarijai nėra mano stiprioji dalis, bet galim šiek tiek pakalbėti. Tas, vat, kokios mūsų ateitis. Ne? Taip. Čia dar tiesiog irgi sureaguojant apie tos artimus pokyčius, irgi ruošdamas į šiandienos pokalbį, skaičiau rašytojas fantastikos Robinsonas, jisai be rašymo mėgsta haikinti, bet jisai taip kaip negalima daryti, tai jisai eina be pasiruošimo, tai yra be vandens ir visų kitų dalykų ir ieško vietoje, žodžiu, pagal trasas, žinoma, savo, tiesiog susirenka iš upelio vandenį ir pradėjo pastebėti, kad vis sunkiau vyksta rasti ten, kur anksčiau toj pačioj trasoje rasdavo vandens ir galėdavo pasipildyti, dabar nėra. Ir tuomet palipo aukščiau iki ten, kur tas ledynų vanduo turėdavo ateiti ir tiesiog jų beveik nebelikę. Ir tai, žodžiu, irgi per vieną, nežinau, per kelias dešimtis turbūt jo gyvenimo metų, tas irgi taip labai aiškiai atsiliepia pokytis, taip pasimatykime, galbūt netokiam duomenų agreguotam, tai labiau anekdotinio tipo, bet irgi pasijaučia individualaus. Pokyčiai yra tikrai, aš sakau, neturiu tokio prieimo prie daugiau metų duomenų, bet kai kurie pasikeitimai tai yra tiesiog nerealus, net negali patikėti, kad tie gali pasikeisti. Vienoje ten vietoje yra 4 laipsnių, aš taip galvoju, ar tie duomenys iš tikrųjų yra teisingi, kaip taip gali būti, bet pavyzdžiui, kalbant apie Lietuvą arba čia tos aukštesnės platumos, tai iš viso yra labai dideli pokyčiai, yra 4 laipsniai. Ir patys didžiausi pokyčiai iš tikrųjų bus grinai Europa ir Europą į viršų iki. Bet Lietuva irgi, aš manau, kad
Ypač netgi atsimenu, aš kai studijavau tas paukščių migraciją netgi prieš 2 metų, kai tai buvo prieš 20 metų. Jau tada sakė, kad Lietuvoje ar ten toj šiaurinė Europoje iš tikrųjų pasikeitimai yra tiesiog drastiški. Nepalyginsi kaip kitose vietose, arba ten, jeigu sako, kai kuriuose vietose netgi šalčiau, ne, Europoje tikrai, kad jeigu pagalvoti, kas bus, tai tikrai bus labai, labai paliestos šitos platumos. Ir kalbant apie klimatą, taip, dažniausiai vis tiek kalbam apie klimato kaitą ir vis tiek ta projekcija tokia į ateitį, ar ne? Ir yra tie tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos paskelbti scenarijai apie tai, kokios galimos tos klimato mūsų ateitis. Tai galbūt, nežinau, galėtume trumpai tiesiog pakomentuoti. Jo, tai pavyzdžiui, netgi galvoti apie kaip jie yra kuriami, tai tarkim įsivaizduokime vienas iš tokių netgi blogiausių. Tai įsivaizduokime, kaip mes visi gyvename dabar. Tai tik tai dar dauginasi populiacija, visi gyvena, kiekvienas nori savo automobilio, kiekvienas nori savo telefono ir pakeisti į kas metus. Iš viso čia netgi apie sustainability galima kalbėti, ne? Bet tas toksai vystymasis ir kaip tik tam IPCC, netgi ne IPCC, iš viso tarptautiniuose tose visose susitikimuose tai yra labai pergyvenama, kad jeigu visos šalis, kurios yra dabar neišsivystę, vystysis tokiu pačiu scenariju, kaip tos, kurios išsivystę, tai praktiškai mes turime patį blogiausią scenarijų. Ir dabar netgi yra, vadinasi, RCP 8,5, RCP, man atrodo, 6, po to 4,5, ir tai yra vatai per kvadratinį metrą. Žodžiu, kas yra tie vatai per kvadratinį metrą, tai įsivaizduokime, kad saulės intensyvumas padidėja ir vietoj to, kad mes gaunam 1000 iki paviršiaus, iš tikrųjų ateina daug daugiau, ne? 1300 plus, bet praeidamas atmosferą, kaip mes čia matome, praeidami atmosferą, iš tikrųjų yra kažkiek tai sugeriama tos energijos ir į paviršių ateina tik tai 1000 vatų. Tai atrodo, 1000 vatų, tai 1000 plus 2, tai 1002 vatai, 1000,4,5, tai 1004,5, 1006, 1008,5, ar ne? Tai kiek, tarkim, kad tas intensyvumas padidėtų, tai reiškia, mes to karščio daugiau gauname. Tai tie dabar naujieji scenarijai ir galbūt netgi yra labiau suprantama tiem politikams ir sprendimų priėmėjams. Jiems yra labiau gal suprantama, reiškia, bus kaip tarsi intensyvesnė saulė, galbūt bus karščiau. Anksčiau būdavo kalbama A1, A2, B1, B2 ir tai yra, kaip sakau, pats blogiausias variantas, tai tiesiog populiacija didėja, mes žinome, kad populiacija didėja, ypatingai kai kuriuose vietose. Kiekvienas nori vystytis savo ekonomiką, kiekviena šalis. Einame tą kryptimį, kaip, pavyzdžiui, į Ameriką, kur ten sako, maždaug, jeigu visi turėtų tiek mašinų, kiek Amerikoje, kad ten kiekvienas žmogus beveik turi po mašiną, tai įsivaizduokime milijardai kinų, milijardai indų ir taip toliau. Žodžiu, einame tą linkmę, kad pats blogiausias variantas, kiek mes galime tikėtis to padidėjimo temperatūrą. Ir aš galėčiau netgi pasakyti, aš įsidėjau čia tokį. Tai čia yra iš viso nuo 2007 metų, tai iki 2100-ųjų. Visi scenarijai yra kalbami apie 2100-osius, dabar jau yra netgi siūloma, kad mes turėtume iki 2200, 2500, maždaug kas dar toliau vyks. Dabar pagrindiniai yra 2100 metai, paaugimas temperatūros apie 3,5 laipsnių. Mes visi žinome, kad nenorime, kad parašoktų 2. Bet jeigu žiūrime, kas yra realiai, tai kalbant apie scenarijus, pats blogiausias variantas yra 3,5, bet dabar jeigu sugrįšiu šitą kitą, kur kalbama apie RCP, pats blogiausias yra 8,5, lauk, aš jį turėjau telefonį. Tai tas pats blogiausias RCP yra 3,7, ar ne? Tai čia yra, tas yra truputėlį senesnis 3,4, o dabar jau tie naujieji 8,5 vatų. Tai yra 3,7. Labiausia realistiškas tai yra
RCP 4,5, tai reiškia 1004,5 vatų ateina ir temperatūra pakyla iki 1,8, ar ne, kaip mes, sakykime, mes taikomės į tą, bet dabartinės prognozės sako, kad bus apie 2,7. Ir mes visi žinome, kad pageidautina neprašokti 2, bet panašu taip, kaip viskas vyksta ir labai daug iš tikrųjų tų aktyvistų labai pyksta, bet iš tikrųjų šalis lyg prisižadėję, bet iš tikrųjų nepildo tų prisižadėjimų, kad turi eiti į atnaujinamas energijas, tai tose scenarijose yra įskaitoma. Jeigu pats blogiausias, tai mes taip ir varom, deginam toliau, dauginamės toliau, ten vystomės toliau, visi tie 8 ar 9 milijardai, atsiprašau, žmonių, tai ir eina, ne, eksponentinė, tai tas pakilimas temperatūros, išmetamųjų tų anglies ir anglies ekvivalento ir taip toliau, ne, tokia temperatūra. Bet jeigu mes tik kažką tai padarom, karbon galima netgi sugerti, ne, yra ten technologijos, jos labai brangios, bet galbūt su laiku visą tai daryti kelią efektyviau, perėjimas prie atnaujinamų energijų, automobiliai, irgi juokinga automobilis, kokį čia dabar mačiau Tesla ir sako, tai gal turite benzino, kaip tai palauk, Tesla turi benziną, generatorius įdėtas į bagažinę, įsipila benzino, pasikrauna automobilį ir važiuoja toliau. Tai čia tas ant to, ne, nu ir kažkoks tai efektyvesnis tas transportas, globalizacija yra labai paveikus irgi. Tai yra tikrai labai daug dalykų, kurie turi būti pakeisti, atgaminti medžius, atgaminti, kaip vadinasi, miškų, tos žaliosios zonos. Yra iš tikrųjų labai daug variantų, bet vienas iš tobuliausių, ar ne, kad mes naudojame atnaujinamas energijas, nesidauginame, nesivystome taip, kiekvienas nori gyventi savo nuosavam name, tai yra išvis labai netvarus būdas gyventi, visos komunikacijos, transporto privedimas, kiekvienas vėl su savo automobiliu, tas toksai American Dream, visi nori gyventi ant savo žemės, su savo mašina važiuoti į darbą ir taip toliau. Ir aš matau, kuo toliau Lietuvoje, per 20 metų, kiek aš negyvenu Lietuvoje, kuo labiau, to labiau, ir mano draugai, iš mano draugų ratų labai daug kas visi nori gyventi ant savo žemės, iš tikrųjų nuostabu yra ant žemės gyventi, bet klimato atžvilgių ir tų emisijų atžvilgių. Iš tikrųjų, jeigu tu turi savo solar panel, pasikrauni savo automobilį ir važiuoji į darbą galbūt, arba, pavyzdžiui, su dviračiais, galima irgi kažkiek pavažinėti, bet žiema atšiauri, arba nebebus jau atšiaurių žiemų, tai irgi yra visokių variantų. Tai nežinau, tie scenarijai, tarkim, kad yra, sakykime, pats blogiausias, kas įeina, kai populiacija dauginasi, kokia yra ekonomika, kokia yra energija labai daug iš tikrųjų išmetama to šiltnamio dujų, tai yra praktiškai energija, vienas iš didžiausių energijos. Tai tokie. Ir tik biškai kažką patuikinę, truputėlį pagerinį ir jisai netaip greitai kyla. Ir sakau, yra tie variantai. Tai kalbant, pavyzdžiui, apie patį geriausią variantą, RCP 2,8, tai yra vienas laipsnis pakilimas. Tai čia yra very unlikely, kad iš viso toksai gali atsitikti, nes taip kaip dabar yra priimami sprendimai ir kaip jie yra pildomi iš tikrųjų. Tai yra irgi klausimas, pavyzdžiui, Europos, aš dabar gyvenu Pietų Amerikoje. Pietų Amerikoje yra, kaip žiūri maždaug, mes nekirsime to miško Amazonijos ar net tų džiunglių, bet mums turi padėti, kad mes jį saugotume tą mišką ir taip toliau. Ir yra irgi laukiama tos kaip ir paramos, tai tas išsivystęs pasaulis, jeigu nori, kad neišsivystęs pasaulis neitų tuo taku, kaip jie patys nuėjo, jisai turi irgi prisidėti ir tos investicijos turi eiti kaip ir iš dviejų pusių ir toksai balansas, toks įdomus iš tikrųjų tie politiniai sprendimai. Aš kaip tik dabar esu komisijoje, kur yra ruošiamas ten tas planas, NBC, ten tie visi raportai ir taip toliau, maždaug kaip tu bandysi pagerinti
tą savo energiją ir va tą carbon neutral, tą vadinamą neutralų anglies ten tą balansą. Aš norėjau kaip tik paklausti, čia taip išsiskiria iš vienos pusės ir net tos trajektorijos ir galimi scenarijai, iš kitos iš karto kokie gali būti sprendimai. Nes, kaip suprantu, vis tiek tas scenarijų pačių vystimas, jis toks ganėtinai statistiniu modeliavimu turbūt labiausiai grindžiamas procesas. Atrodo toks bent jau iš šalies žiūrint, toks šiek tiek mechaniškas dalykas, ar ne? Kita vertus, sprendimai dažnai reikalauja kažkokio šiek tiek išeinant iš tų pačių modelio ribų tam, kad galėtum ar ne išorinį sprendimą kažkokį pasiūlinti. Tai gal norėjau paklausti apskritai apie kūrybiškumą, ar ne? Tai mes vieną vertus galim kalbėti apie fantastiką ar bet kokią literatūrą, kuri kažkaip bando kalbėti apie ateitį, ar ne? Kad tai yra kaip ir kūrybinis eksperimentas, tai kiek tos kūrybos yra šitoje srityje? Ar iš tos tokios prognozavimo pusės, ar iš sprendimų siūlymų pusės? Matai, tas prognozavimas irgi, pavyzdžiui, kaip tu gali žinoti kažką, jeigu tai yra dar nesukurta, ar ne? Bet gali kažkaip galbūt apibendrinti. Man atrodo, gal ne tiek kūrybiškumas, bet tiesiog toksai kaip palikimas klausimui, tikėsimės, kad technologijos pagerės. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kurias yra įskaitomas į tavo gerinimą blogiausios scenarijaus, ar ne, į tuos visus skaičiavimus, tai yra tas technologinis vystymas. Iš tikrųjų, tokie dalykai, dabar technologijos vystosi taip greitai, visokie patentai ir taip toliau. Tai tu, pavyzdžiui, nuo vienų metų į kitus metus tu tiesiog net negali žinoti, kas bus išrasta ir taip toliau. Kažkokia tai prognozė yra, galbūt ir mes nueisime geresniu keliu, bet negali, kažkiek dalykų yra toksai kaip ir neapriepiamas, bet galbūt prielaida, ar ne, kad vystys, kad gerės. Pavyzdžiui, kaip tu gali nuspėti, sakau, jeigu tai neegzistuoja, tu tiesiog galbūt gali žiūrėti, solar panel, tai tos saulės, kaip vadinasi, ne baterijos, kaip vadinasi? Baterijos kolektoriai, saulės kolektorius turbūt. Saulės kolektoriai, ar ne, jie kiekvienais metais gerėja, jų efektyvumas gerėja. Tai tu gali iš tikrųjų nubrėžti tą kreivę, kad jinai eis į viršų, tas efektyvumas. Bet jeigu tai net nėra dar sukurta. Arba, pavyzdžiui, kainos, kitos kainos irgi efektyvumas gerėja, kainos kažkiek irgi, tarkim, per tą jų efektyvumą, ta kaina irgi kažkiek tai trenta, prasme, jinai tau greičiau atsipirktų, tarkim, ar ne? Tai tu gali nubrėžti tą kreivę, bet jeigu tai yra nesukurta, tai čia praktiškai yra kaip tikrai iš fantastikos srities maždaug, kas galėtų būti sukurta, ar ne, tas produktas, kuris tiesiog dar neegzistuoja. O ko galėtume, ar ne, iš tų skirtingų galimų klimato ateičių tikėtis vis tik Lietuvoje, ar ne, kad visa Europa, jau minėjot, bus į šilumos pusę, bet kalbant, tarkime, apie Lietuvą, ar ne, kaip tie skirtingi scenarijai galėtų atsispindėti Lietuvos ateityje 2100-aisiais? Tai irgi, pavyzdžiui, aš skaičiau apie tos scenarius, tai tu turi tos globalinius scenarius, tai kai tu darai visas prielaidas kažkaip pasaulinės, bet po to vietiniai mokslininkai, jie irgi dirba ties savo scenarijus. Kas Lietuvoje dirba su scenarijais, tai būtų faina, jeigu kažkas prisijungia, galėtų gal pakomentuoti. Arba tiesiog pakomentuoti irgi chat'e, nes aš manau, kad tikrai yra mokslininkų, tikrai yra klimatologų ir labai dažnai netgi būna kai kuriuose pasaulio šalyse tie klimato scenarijai yra kuriami netgi National Institute, kaip vadinasi institutas, tarsi meteorologijos, aš nežinau, kaip ten vadinasi, meteorologijos tarnyba, galbūt anksčiau buvo bent jau taip. Tai tose institutuose bus mokslininkai, kurie specifiškai dirba tas sritim ir galbūt galėtų netgi pakomentuoti tiksliau, kas yra tikimasi Lietuvoje. Šiaip iš bendro yra labai netgi baiminamasi, negaliu ištarti žodžio saugus, kad Lietuvoje ar iš viso į Šiaurės Europai gali iki 7-8 laipsnių pakilti temperatūrą. Tada irgi, jeigu tu žiūri tas jūros lygio kilimas, ten nuo to surumo, nuo tankumo ir taip toliau priklauso, kuris tai truputėlį kils. Iš senų žinių aš esu girdėjusi, kad jūros lygis Švedijos pusėje netaip paveiks krantą, bet Lietuvoje ir irgi Rygos ta įlanka ir taip toliau, kad mūsų pusėje netgi tas
tas jūros krantas kaip netgi smenga, tarkim. Tai iš tikrųjų, jeigu yra tokie jūros lygio pasikeitimai, tai turėtų paveikti labiau kažkokie tai tie apsėmimai turėtų būti, erozijos, ten jūros vanduo nėra labai surus, bet vis tiek paveiktų, jeigu ten pradėtų į sausumą užlieti, ten tokie kritulių atveju, žinok, nepasižiūrėjau netgi. Labai iš tikrųjų geras klausimas, nes pavyzdžiui, pas mane Ekvadore, tai vienoje vietoje sausėja, o kitoje vietoje daugiau kaip tik lietaus, tai irgi čia priklauso pas mus randai, tokia kaip netgi blokatorius. Golfo srovės, ta įtaka irgi, pavyzdžiui, vakar kaip tik su ko reikia pasižiūrėti fantastinį kažkokį tai filmą, nes knygos tai jau nespėsiu paskaityti, bet pasižiūrėjau tas filmas apie The Day After Tomorrow, tai kaip tik tengi ir yra maždaug tirpo tas Arktės, ar ne, Grenlandija tenai tirpsta, jeigu Grenlandija tirpsta, tai ten po to iš viso išjungia tą šiaurės srovę ir ta šiaurės srovės yra ir golfo kažkiek tai priklauso. Krenta žiauriai temperatūra ir kas po to vyksta, ar ne, ten po to jau tikrai nueina į tokias fantastikas, nelabai realias, bet tai irgi tas hiperbolizavimas, aišku, ten tose kūriniuose, kažkiek yra tiesos iš tikrųjų, bet, pavyzdžiui, irgi pradėjau domėtis, ar čia galėtų būti teisybė, ir yra iš tikrųjų vienas kažkoks tai straipsnis, viena grupė, dar neprisimenu autorių, bet jie taip ir sako, kad iš tikrųjų, žiūrinti tos prognozes, gali būti, kad taip ir atsitiks, maždaug taip, kaip sako, ir jeigu taip atsitiktų, tai iš tikrųjų paveiktų temperatūra Europą, pasidarytų daug šaltesnė. Jeigu tu neturi tos šiltosios srovės, iš viso tas srovių klausimas ganėtinai įdomus. Tai jos kartais ten yra irgi kažkokie tai predictionai, kad jos ten lėtėja, kad jos iš viso ten dingsta ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, jeigu atsitiktų toks super ekstremalus pokytis, tai taip, tada Europa būtų daug šaltesnė. Tai irgi sako, kad gali būti bus karščiau, bet jeigu tas srovė pasikeičia, tai tada būtų šalčiau, tai gal tas šunikas. Čia aš jau juokauju, aišku. Tai čia irgi tokie klausimai, kas būtų, jeigu būtų, iš tikrųjų, bet įdomu. Tai. Aš čia kaip tik su golfo srovė, aš nežinau, ar čia susijęs su šiandienos pokalbį ar ne, bet man Twitteris šiandien visą rytą, ar dabar jau kaip ten X reiktų sakyti, nežinau, bet metė vis jo apie golfo srovės sustojimą ir panašiai, matyt, buvo kažkokias neseniai irgi tyrimas publikuotas ar kažkas tokio, nes labai daug reakcijų sraute buvo. Ir kaip tik tas IPCC, kur yra bendras, jie nesako, kad taip galėtų būti ir sako, pavyzdžiui, tas straipsnis sako, kad galimybė, kad taip gali atsitikti, yra 95%, ne? Kad turi 5% tą klaidą, o IPCC sako, ne, mums reikia, kad būtų 99,9. Tai ta prasme, kad ta paklaida iš tikrųjų gąsdina, ar ne, ta paklaida, jinai ganėtinai, ta klaida, tarkim, jinai ganėtinai didelė, tai yra vienos grupės kažkoks tai tyrimas, kad potencialiai taip galėtų atsitikti, bet iš tikrųjų tas uncertainty yra ganėtinai didelis. Ir tas turbūt susiję ir su tais, kas toks vadinama lūžio taškais ar tipping points, kuomet ir ne vienas kažkoks pasikeitimas gali sukelti masinį, didelį skaičių kitų anksčiau neprognozuotų pasikeitimų sistemoje. Tai jo, apie tą tipping point, tai tas tipping point ir yra, kad visi gąsdina, jeigu pakils daugiau negu 2 laipsniai. Tas panašu, kad tikrai tai bus. Aš atsimenu, pernai aš irgi buvau Lietuvoje ir manęs kaip tik klausė, ten kažkokia irgi kažkokios baisios naujienos, kad maždaug arba susijimkite, arba jūs čia prisižadėję daryti nieko nedarote ir panašu, kad tikrai bus daug didesni pasikeitimai, negu mes norėtume idealiai. Ir tas tipping point ir yra daugiau negu 2 laipsniai temperatūra. Ir tada tiesiog yra kalbama apie galimybę visokių ekstremalių, pavyzdžiui, daugiau uraganai, stipresni, ten daugiau tų kategorijų 5, procentaliai daugiau šansų turėti karščio bangas, procentaliai daugiau visokių stichijų, gaisrų. Tas tipping point tiesiog nereiškia, kad jeigu pas tai yra mažesnis tas pašilimas, kad tu jų neturėsi, tu jų tiesiog neturėsi taip dažnai.
o kitu atveju after tipping point tai tau tiesiog ir tada jau visokie populiacijų, ten bioįvairoviai, efektai, pavyzdžiui, kaip tik kalbant irgi apie tuos ledynų vandenis, kad yra labai daug pripratę tiesiog maitintis tais vandenimis, tai yra upeliai bėga, pavyzdžiui, 30%, 50%, yra tirpimai tų ledynų, dabar jau. Tai jeigu tu įsivaizduoji, kad tai yra 30-50% tirpimai, tai gali būti nuošliaužos, ar ne, dabar, o po to iš viso net neprisipildyti. Ir tiesiog neturėtų to geriamo vandens, kur yra labai daug populiacijų miestų tiesiog išsivystę, tiesiog garantijos turėti tokį išteklių. O iš tikrųjų, jeigu tai nesusirenka tie ledynai, jie nėra to upelio maitintojo, tai tiesiog tas tipping point yra, kad tai bus dažniau ir dažniau ir dažniau. Iš tikrųjų yra kalbama apie tai, nereiškia, kad jeigu mes jį praeisime, arba nepraeisime, viskas bus gerai, ne. Tiesiog, kaip galbūt, sakykime, tie efektai tokie darosi labiau eksponentiškai stipresni, dažnesni. Ir tada gal grįžtant ir į dabartį, nes čia kaip tik ar ne daug naujienų dėl gaisrų. Pietų Europoje pernai berods irgi 22 metų pagal gaisrų tas emisijas buvo irgi su daugiausiai emisijų gaisrai sukėlė Europoje buvo metai, turim ar ne El Niño sugrįžimas ir galiausiai turim Antarkties ledo nesusiformavimą ten, kur dabar žiema, dabar berods yra jau daugiau kaip per 6 standartinius nuokrypius nuo vidurkio nutolęs ledas, kiek jisai nesusiformuoja tiek, kiek turėtų susiformuoti. Tai ar tai jau gali, nežinau, ar tai yra kažkas, kas gali sukelti tokius tolesnės griūtis, ar tai kol kas dar labiau pavieniai dalykai, kažkokie pavieniai nuokrypiai anomalijos ar ne kažkokios? Ne, pavyzdžiui, jeigu tu pasižiūri, tai kaip tik irgi nesenai daviau interviu, pavyzdžiui, Liepos mėnuo, ten kaip tik 4th of July, ar ne, buvo irgi ten baisios ten tos naujienos, kad ten buvo karščiausia pasaulyje diena, karščiausia pasaulyje diena. Tai jeigu tu pasižiūri, pavyzdžiui, karščiausi metai iš esmės yra 2016, ar ne, jeigu tu pasižiūri, karščiausi metai per paskutinius 20 netgi metų, nes kiekvieną kartą jie vis aukštyn. Ir išsiskiria būtent El Niño tie metai, ar ne, El Niño metai visą laiką yra karštesni. Liepos mėnuo yra irgi pats karščiausias mėnuo, kaip pasaulinėje temperatūroje, jeigu tu žiūri global average. Ir kiekvieną kartą, tu matai vis karščiau. Pavyzdžiui, praeiti metai 22 buvo La Niña. La Niña iš esmės yra patys šalčiausi metai, nes yra tas El Niño karščiausi, La Niña šalčiausi ir La Nada toks nei taip. Ir tas La Niña pernykštis La Niña buvo patys šilčiausi La Niña metai iš viso. Ta prasme, ta tendencija į temperatūrų kilimą yra visą laiką aukštyn. Jeigu jinai eina visą laiką aukštyn, Arktis, Antarktidos, Antarktidos, visą laiką ledynai yra vis mažiau ir mažiau ten tais kvadratiniais kilometrais, kaip ten juos skaičiuoja, ar ne? Visą laiką vis mažiau ir mažiau, visą laiką nepasiekia tų skaičių kaip anksčiau. Gali būti kažkokia tai variacija, bet tai, jeigu tai yra El Niño metai, kurie yra iš esmės karščiausi metai iš viso tam 7 metų cikle, tai nuo 5-11, ar ne, bet tarkim vidutiniškai 7 metų cikliai yra patys karščiausi metai, jie ir bus, kad tau nesusiformuos tiesiog ledynas, nes visa pasaulio temperatūra yra šiltesnė. Tai tokie, sakykime, galbūt kažkokie pavieniai El Niño ciklo atveju, bet iš esmės tai yra pasikartojantis kažkoks tai jau pasikartojantis tendencija. Prieš tai minėjot ir ne, kad tas IPCC pateikdama savo scenarių šiek tiek pakeitė tai, kaip juos pateikė, ar ne, kad tai būtų galbūt suprantamesni politikams ar panašiai. O kaip jūs manot, kokią populiariosios kultūros kūriniai, ar tai būtų filmai, ar tai būtų knygos, gali vaidinti vaidmenį, komunikuojant turbūt gal mažiau politikam, labiau visuomeniai, nors gal ir politikam gal irgi gali būti visai geras kanalas? Aš manau, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas The Day After Tomorrow, iš tikrųjų įspūdingas filmas, galbūt norėtųsi, kad būtų konsultuojamas daug stipriau su mokslininkais. Ir tikrai tame filme, bent jau iš pat pradžių, aš matau, kad tai yra iš tikrųjų
tas yra tas konvejorio, tas, kaip vadinasi, conveyor beltas vadinamas, reiškia konvejerio ten ta srovė, kuri per visą pasaulį plaukia, parodytas teisingai, kad vat jinai taip teka, jeigu ten ištirptų, tai tikrai vat jinai gali sustoti, vat irgi yra kažkokių suggestion, kad gali atsitikti, kad tai gali atsitikti nuo tada iki tada ir po to viskas sprogsta. Nu, ta prasme, nueina į visiškai nerealistiškas kažkokias tai lankas netgi, tarkim, ir mane tai tas irgi iš tikrųjų erzina. Aš norėčiau, kad būtų tiksliai, iš tikrųjų, va, tu pasikalbėk su to nuobodžiu, tarkim, to mokslininku, bet jisai tau tikrai pasakys, kaip yra, aišku, tai nebus tokia sensacija, bet iš tikrųjų, jeigu tu galėtum tai rodyti arba skaityti mokslininko parašytą ir iš tikrųjų iš to išmokti, aš manau, tai būtų nuostabus kanalas, nuostabus. Yragi visokių netgi dokumentinių, vat man patinka, yra netgi tokia, man atrodo, jinai mokslininkė yra, Weather vadinasi, Amerikonė, su kepurė tokia. Ir jinai pasakoja, pavyzdžiui, klimato kaitos, ir jinai iš tikrųjų kalbina mokslininkus, kas gali atsitikti, kaip ten tas jūros lygis kyla, kaip prarandamos teritorijos ir taip toliau. Iš tikrųjų yra labai įdomus kanalas, tai nėra filmas, bet jį taip gerai patikė, taip įdomiai patikė, kad iš tikrųjų va, žmonėms mokytis truputėlį pažinti, nes tada tu netgi gali išsigąsti. Pavyzdžiui, pasižiūrėti tokį filmą ir galvotum, tikrai taip gali būti. Vat jeigu būtų realistiškai ir tu tikrai galvotum, tikrai gali būti, aš manau, kad irgi užtektų, galbūt greičiau būtų priimami sprendimai. O kaip manote, ar ne čia autorių vaidmuo, koks jisai turėtų būti, nes gali būti taip, vienas, ar ne, patraukliau pristatyti mokslinius faktus, kitas, čia turbūt susijęs labiau irgi toks edukacinis vaidmuo, bandyti įspėti, galbūt gąsdinti, ar tiesiog sukurti gerą istoriją, kur vyksta ten, žodžiu, pasaulio klimato apokalipsės kontekste, bet svarbu gera istorija. Tai kaip koks tas vaidmuo tai būtų svarbiausias? Aš manau, kad taip, istorija gali būti gera, bet jeigu galbūt pahiperbolizuoti, bet ne taip crazy, galbūt, arba tiesiog iš viso jau pradeda ir zombiai vaikščioti ir ten dar, žinai, kažkas tai. Aš kaip esu tokia mokslininkė sausa, tai aš pageidaučiau, kad būtų tikrai viskas teisybė, bet tada galbūt būtų netaip įdomu, netaip šokiruojančiai, o ypatingai Hollywoodas, tai jiems labai patinka, kad jau labai aktyviai viskas tokie efektai ir taip toliau. Ten jeigu mašina sprogsta, tai ten atrodo, kad vos ne atominė bomba susprogo, kaip ten atsitrenkia į sieną ir taip toliau, tai nežinau. Galbūt irgi tas, aš iš tos vyresnės kartos, kur man nereikia didelių efektų, mane ir tai paveikia. Ir kaip aš sakau, kartais aš net nenoriu žiūrėti, nes nenoriu kokių nors apie žemės drebėjimus filmų, aš nežiūriu, man labai baisu, arba tsunami. Tas filmas apie tsunami, aš jo nežiūrėjau, man labai baisu, nes tai mane gali paliesti. Kiek tame yra teisybės, galbūt tai yra artimiau, nes tai yra papasakoma reali istorija, kuri atsitiko. Kažkiek, aišku, yra pagražinama. Bet aš tokių net negaliu žiūrėti, tai gal iš kitos pusės, jeigu tu supranti, kad tai yra kažkiek tikrai, o kažkiek tai fantastika, galbūt truputėlį atsiriboji, net tai bijai, pasižiūri, pasimėgauji. Tai jo, tas toksai, matyt, balansas. Taip, matyt, ir yra, grožinė literatūra yra grožinė, kažkiek galbūt tiesos ir po to jau nueina į tą įdomesnę, efektyvesnę, sakykime, temą. O kaip matytumėt, kokias turbūt būtų tos aktualiausios problemos? Čia turbūt ar šiaip komunikuoti ir vėlgi komunikuoti per kiną, per literatūrą, bet koks akcentas būtų reikšmingiausias, bandant komunikuoti tas visas potencialias problemas ir jau esamas problemas? Būtent literatūra ar populiariom medijom ir taip toliau. Nebūtinai. Tiesiog, kokios tos problemos, kurios turbūt labiausiai reikėtų išiškinti pačiai visuomeniai, galvojant? Dar yra labai įdomus toksai dalykas, kaip yra sako saturation. Aš nežinau, išversiu, kaip yra saturation. Toks įsisotinimas, ar ne? Tai tas klimato kaita kažkaip tai 90-ais, 2000-ais
2000-aisiais, ten ganėtinai anksti 2000-aisiais buvo labai kalbama apie tai. Ir kai tu labai daug apie tai girdi, ir iš vis tai yra įrodyta moksliškai, tiesiog įsisotinė ir tavęs nebeveikia. Tai tos problemos, aš manau, dabar visais Facebook'ais, Twitter'ais ir taip toliau yra komunikuojama labai daug. Galbūt irgi vyksta kažkas, pavyzdžiui, gaisrai ar negreitai. Būtų gal galima tiesiog išaiškinti, tai yra taip, tai bus, kuo toliau, to bus dažnesnis atvejais. Kažkaip tai galima irgi tai padėti. Aš, pavyzdžiui, dalyvavau, kai savo doktorantūrą mokiaus, dalyvavau vienam projekte ir tam projekte yra miškas, kuris yra degantis. Ta prasme, yra visa ekosistema, kuria prisitaikusi prie tavo degimo. Ir būtent po degimo jos ten išsprogsta ten tos sėklytės, sudygsta, pasidaro daugiau ten medžiagų ir taip. Tiesiog yra tokia ekosistema. Jeigu žmogus įeina į tą ekosistemą, jisai bus visą laiką exposed. Tiesiog jisai toje erdvėje arba, pavyzdžiui, užliejamos kažkokios tai pievos. Jeigu aš ten pasistačiau namą, aš turiu suprasti, ar ne? Tai galbūt galėtų tais atvejais, kai tai vyksta, galėtų būti gvildenamos tos problemų sprendimai. Ar ne, jeigu žmogus, jisai visą laiką tas habitatas jo plečiasi, ar ne, ir jisai visą laiką įeina į tas natūralias zonas, tos zonas yra kažkokį tai ciklą turi, arba jos yra užliejamos, arba jos dega ir taip toliau, tai turėtų būti tuo metu galbūt paaiškinama, kad jeigu tu įeini į tą ekosistemą, kur jinai yra įprastai dega, arba užlieja, ar dar kažkas, tai turi tiesiog to tikėtis, tavo evakuacija galbūt turėtų būti efektyvesnė. Tai tos problemos tuo metu, kai kažkas tai vyksta, aš manau, kad galėtų galbūt netgi mokslininkai daugiau apie tai kalbėti, kad paprastas žmogus tiesiog suprastų, aš turiu riziką, gyvendamas tokioje zonoje, kad taip atsitiks. Tai šiais metais taip atsitiko ir aš turiu priimti tai, nes tai yra tiesiog natūralus ciklas. Tai tas ciklas pradeda, aišku, keistis, štai mes turime klimato kaitą ir intensyvėti, tai tas irgi žmogus, o ką daryti iš tikrųjų, ne? Negali nei antopik, bet tuo metu turi būti irgi valdžios pasakyti, matome, tai intensyvėja ir kažkokie tai turi būti sprendimai. Ir sprendimai iš tikrųjų prasideda iš kiekvieno žmogaus asmeniškai. Tai aš manau, kad kai kažkas tai vyksta, turėtų būti galbūt pranešama, išaiškinama, netgi mokslininkų, nuobodžiai, bet išaiškinama, kas vyksta iš tikrųjų. Ir tuo metu, kai tai yra aktuali tema, aš manau, galbūt netgi atkreipama daugiau dėmesio. Čia mes, kai kalbam ar ne, ir šiaip, kai kalbam apie klimato kaitą, visada toks, vis tiek yra tas pesimizmas, vienaip ar kitaip, ir pagrįstai jisai yra, bet jisai yra. Vėlgi, žvelgiant, tarkim, ir ne į literatūrą, į kiną atsiranda tokie žanrai kaip, jeigu standartiškai fantastiškai buvo steampunkas ar ne, su ten garo mašinom ir su kitu, dieselpunkas su vidaus degimo varikliais ir panašiai, kur ten technologijos tose srityse vystosi, atsiranda tokie kaip solarpunk ar ne, tai tos atsinaujinančios energijos šaltiniai, ar hopepunk irgi, ar ne, viltingas, kur literatūra veda kaip tik, ar ne, į tą rezultatą. Kaip gali vis tik tais būti sutvarkyta, ar ne, čia tas pats rašytojas, kurį prieš tai minėjau, Robinsonas, kur haikino tenais, taip kaip nereikėtų haikinti. Jis išleido knygą, dabar tiksliai vėlgi pavadinimas užkrito, bet apie ateities ministeriją, žodžiu, kad jungtinės tautos suformuoja naują darinį, kuris skirtas būtent kovoti su klimato kaita, ir dabar, jeigu kas dar planuojate skaityti ir nenorite suspoilinti, tai galite keliom sekundėm paspausti mygtuką mute. Bet tenais 2053 maždaug pavyksta apgręžti to šiltnamio efekto dujų, žodžiu, kiekį tenais, vėlgi panaudojant kažkokias technologijas, kurios pristabdo kaitimą žemės ir vėliau, žodžiu, tenais viskas išsprendžia teisingai. Tai viena vertus, taip, didžioji dalis komunikacijos ar mokslinės ar nemokslinės, kad tai yra blogai. Vėl prisiminiau, yra ir net dvi tokios kaip ir filmų franšizė, ne vienas, tiesiog filmas, viena franšizė buvo tas pašėlės Maksas, Mad Maxas Džordžo Millerio,
kur tenais, žodžiu, viskas prasideda su nafta, bet galiausiai vandens visai nebėra ir ten jau, žodžiu, vanduo yra kaip visiškai, tiesiog, kad atsigerti, tai kažkiek žmonės matė, bet šiaip, žodžiu, visiškai retas išteklius, kas valdo vandenį, tas, žodžiu, turi daugiau galios. Ir kitas 95 Reynoldso berods filmas Waterworld, vandens pasaulis, kur viskas paskęsta. Ir kadangi 95 metų filmas, tai gal labai jau nesuspoilinsiu, bet tenais, žodžiu, galiausiai randa žemės, kur yra realiai tik tai Severesto, tenais viršūnės, žodžiu, Himalajų pas viršus, kur dar žemė, kur galima gyventi, nes visa kita yra paskendę. Tai virš 7 kilometrų tenais pakilęs yra vandens lygis. Tai tokios drastiškos scenarijai, bet vėlgi, nei vienas, nei kitas nėra ar neoptimistinis. Ar ta komunikacija pakreipiant ar ne, tai kaip galėtų būti? Ar tai išsprendžiant problemą, ar yra kūriniai, kurie būtent tas žaliasias zonas rewilding ir visą kitą labai akcentuoja, ar ne, kad galima tiesiog net ne tai, kad sąmoningai formuoti naujai tas kontroliuojamas žaliasias erdvės, bet tiesiog leisti joms ataukti tokios, koks jos buvo. Tai ar tokie kontrastas galbūt tarp pesimistinio ir optimistinio varianto galėtų būti irgi kaip vienas toks kanalas, kad komunikuoti ne tai, kas yra toks doomer, ar kaip čia reikėtų sakyti, toksai, žodžiu, viški požiūris, bet ir ką tu gali padaryti. Kas galėtų būti, ar ne, toksai. Jo, aš irgi taip manau, kad mes labai, viskas blogai, ten prisidaugino, ten visi ten naudoja, valgo mėsą visi ir ten iš viso visi važinėja mašinomis. Ir kaip aš ir sakau, ar ne, jeigu mes visi norėtume gyventi taip, kaip gyvena amerikonai, kas tai galėtų atsitikti, iš tikrųjų yra kai kurie dalykai nesustabdomi, tiesiog eis ta linkme, bet visą laiką, tai yra labai geras filmas, tarp kitko, ir man jisai labai patinka, aš nežinau kelintų metų, jisai tikrai 10 metų tikrai jau turi. Jisai vadinasi Home. Labai geras filmas, tai 1,5 valandą papasakoja apie kaip Žemė atsirado, gyvybė ir kaip ta gyvybė ėjo, keitė viską ir išrandama nafta, yra netgi keliomis kalbomis, jie yra ispaniškai, aš savo studentams visą laiką rodo. Visas galas yra apie 15 minučių yra sprendimai. Taip, viskas blogai, ten einame iš viso, kaip tu sakai, dūmų, žinai, ateitis. Bet yra vatas, paprastai, ir kad ir biodiversity ten visą išeina, ir visus žuvis mes ten jau suvalgyti baigėm ir taip toliau. Bet ką galime padaryti? Ką gali padaryti žmogus? Ir tau tie sprendimai. Ir sakau, kadangi tai yra 10 metų, tai iš tikrųjų įdomu, kad per tos 10 metų mes žinom labai daug sprendimų ir labai mažai kas pasikeitė. Bet daug daugiau atsirado sprendimų. Jeigu jūs dabar išleisite tokį filmą, tų sprendimų yra iš tikrųjų daugiau. Ir galbūt žiūrint į kokias ten nelabai turtingas šalis, tikrai juose nėra daroma, neišnaudojami tie variantai, kurie yra iš tikrųjų. Toksai tarsi kaip tu eini ta vaga ir aš tik tai noriu to ir toksai kaip ir nematomas, ar ne? Tai tas išsivystęs pasaulis, kuris jau yra įkūtęs tas visas technologijas ir yra naudojami, yra labai daug projektų netgi tokių progresyvių ir taip toliau. Irgi turiu truputį atsiverti į tą kitą pasaulį ir padėti tam kitam pasauliui. Pat yra tokie sprendimai, Nes, pavyzdžiui, visas neturtingas pasaulis pas juos netgi, galbūt net nesuprasti. Pas juos, pavyzdžiui, turėti automobilį, tai yra statuso ženklas. Aš esu turtingas, aš turiu mašiną, aš vairuoju, aš kaip paprūkęs. Bet tu nesupranti, kad pagerinam tą miesto transportą, važinėjom, toksai tokia vizija. Pavyzdžiui, žiūri Amsterdame, visi važinėja su dviračiais. Gražu pažiūrėti, aišku, ten viskas plokščia. Bet į darbą, į ofisą varo su dviračiais. Fantastika. Ar ne? Čia Lietuvoje irgi yra tie skuteriukai važinėja, tie paspirtukai elektriniai. Irgi labai faina, ypač kai oras tau leidžia, tikrai tas yra naudojama. Ir ne tik tai, kad aš savaitgalį su vaikais nusifotografavau, nes išvažiavau su dviračiu. Ne. Tai yra irgi transporto priemonė.
nu, va tie sprendimai, kurie jau veikia kai kuriuose šalyse, jau yra infrastruktūra. Jie turėtų būti pakartojami ir plečiami ir parodomi, kad tai veikia, kad tai yra iš tikrųjų, tai yra gyvenimo būdas, tai nėra kažkokie tai fantastinė kažkokia tai realybė 2080-aisiais, ne, tai jau veikia kai kuriuose šalyse. Tai va, kaip sakau, tų sprendimų visą laiką vis daugėja ir yra daug pritaikymo jų, bet ne visur. Mhm. Tai yra iš tikrųjų Lietuvoje labai daug žmonės skundžiasi, kad ten tas blogai. Aš visą laiką atvažiuoju, kiekvienais metais stengiuosi atvažiuoti. Man taip gražu, aš taip pasižiūriu, tas saugumas, tas ramumas, tas, nu, tikrai nuostabu. Ir kaip viskas kažkaip keičiasi ir teisinga vaga keičiasi. Bet yra labai daug pasaulyje vietų, kur taip nėra. Ir už tai toksai scenarijus ir yra 2,7, tipping point mes prašoksime labai ganėtinai greitai. 2000, nežinau, gal 70 kelintais. Aš dar trumpai norėčiau žiūrovams priminti, kad galite palikti klausimus komentaruose, aš žiūrėsiu ir perdasiu. Dar klausimas toks, ar vis tiek, kalbant apie klimato kaitą dažnai ir ne, kalbam pirmiausia apie tos tiesioginius poveikius būtent per orų pasikeitimą, dominuojančių per gaisrus, dar kažkokius dalykus, kurie labai tiesiogiai, bet ar apskritai galima kalbėti apie klimato kaitą atsiejant ją nuo platesnių socialinių poveikių? Ar ne tas pats minėtas, kad ir filmas, bet tai čia jau ne tik filmų klausimai, ir tai yra susijęs su vandens trūkumu, vandens karais ir panašiais dalykais, kurie kyla. Tai ar galima iš tikrųjų, ar vis tik reikėtų į šią problemą ir žiūrėti taip labiau kompleksiškai ir tas pačius ateities scenarijus per socialinius poveikius. Nes jeigu klimatas ar ne paveikia kažkokį turi socialinį poveikį, ir ne, jūs irgi minėjot, kad taršą karo pradžioje ir vėliau tyrėte, ar ne, tai vėlgi tie patys nauji socialiniai kažkokie procesai vėlgi turės savo papildomą poveikį klimatui, tokia ir ne kaip sistema, kur chaotinė, kur viską paveikia, mažas poveikis gali daug nulemti. Tai ar galima kalbėti tik apie klimato kaitą, ar vis tik tai toks labiau holistinis požiūris reikalingas? Aš visą laiką taip sakau, oras ribų neturi, ar ne? Neturi. Jeigu pas mane vyksta kažkokie tai, aš išmetu, tai išsilieja, nueina į kitą šalį per vandens ant tos kanalus. Oras yra dar paprasčiau, ar ne? Į kurią vietą pučia, ten, pavyzdžiui, tos oro srovės, aš nežinau, jūs mokotės gal Lietuvoje, kad visą laiką yra toksai vėjas, kuris pučia nuo šiaurės ašigalio iki apie tiksliai 60. Jo, pučia taip, reiškia iš šiaurės į vakarus, ar ne? Lietuva yra 54 platumoje, tai apytiksliai pučia iš pietų į rytus, ar ne? Ir tada vėl pučia iš šiaurės į vakarus, jau nuo 30 iki ekvatoriaus. Tai tas vėjas, pavyzdžiui, kokie ten bebūtų pasikeitimai, mums visą laiką ateis, ar ne? Už tai galbūt netėjo, kai Černobylis išsiveržė, ar ne? Tiesiog tas vėjas, tas tipinis vėjas, jisai pučia taip. Kokie yra pasikeitimai socialiniai, aš labai skaičiau baisę tokią knygą, tai kokie dabar yra pabėgėlių ir visa ta migracija, net ne pabėgėliai, ta migracija, tarkim, ar ne? Tai bus klimato migrantai. Tai dabar kokie yra skaičiai, tai ateityje, ten netgi sekančius kelis dešimtmečius, rodo, kad ten ta klimato migracija bus tiesiog nežmoniškais skaičiais, mes net neįsivaizduojame, kas tai yra. Tai gal yra 1/20 dalis, 1/50 dalis dabar, kas vyksta, su tuo, ko mūsų laukia ateityje. Ar tu gali tai žiūrėti kaip į visumą? Matyt, kad ne, nes vis tiek kažkaip tai bus kiekviena sritis galbūt paveikta kitaip, priklauso nuo tų vulnerabilities irgi. Jeigu tavo zona yra, pavyzdžiui, numatoma daugiau kritulių, tavo bus vienas efektas, jeigu pas tave numatoma daugiau heat waves, ten tų karščio bangų, šalčio bangų, ten iš viso poliariniai ten tie vorteksai ir taip toliau. Tai prasme, kiekviena
galbūt netgi kiekviena, netgi nesakyčiau tiek sritimis, kiek galbūt zonomis ir regionais galbūt būtų galima žiūrėti, žinai, ko gali tikėtis, kokioj tu zonoje esi, ar tai yra zona, kuri yra užpilama, ar tai yra zona, kuri labai dažnai dega, tai va, galbūt netgi sako, jeigu žiūrint į klimato visas tas predictionus, ar ne, sausos zonos bus dar sausesnės, ir tas toksai plitimas irgi, ar ne, va, kaip tas rodo, va, jeigu tu turi ledą ant kalno, tai va tas ledas kaip traukiasi, jeigu tu eini į viršų, gerai gali paeiti į viršų, jeigu tau reikia to ledo, o jeigu kalnas baigėsi, viskas tu nebeturi. Tai va irgi sakau žiūrėti, va tokį kaip ir regioniniai ir socialiniai efektai bus savotiški, ar ne, kažkur migruos daugiau, kažkur migruos mažiau. Netgi migracija, va, terpių, ten plitimai, ten tie arealai ir taip toliau. Tokie pasikeitimai, va, lygų atžvilgių irgi, žinai, kur ten kokios tropinės lygos ar ten dar kažkokios tai lygos. Aš manau, kad tu iš esmės gali žiūrėti kaip į bendrą dalyką, bet bus poveikių, bus specifinių į skirtingus sveikatos sektorių, į ekonominius sektorius, į ten tas, kaip vadinasi, disaster prediction, ten tas irgi sektorius, žinai. Ta prasme, kokių tu ten tų stichijų natūralių gali tikėtis irgi. Aš manau, kad taip kaip į bendrą, galbūt priimti sprendimus, nes mes praktiškai žinome, kas mūsų laukia, mes žinome visą intensifikaciją, tada regioniškai žiūri, kokios bus tavo problemos specifinės. Ir tada irgi kažkaip tai manipuliuoti va tos sprendimus, tas adaptacijas vadinamas, ar ne? Į to, kas mūsų laukia, va kažkokiu tai, nežinau, netgi mokslas, ar ne, va, mes turime išmokti kai kurios dalykus netgi mokykloje, aš manau, kad va tai bus ir netgi ką man studijuoti ateityje, kad aš galėčiau galbūt prisidėti, padėti ar aš manau, kad iš tikrųjų kaip į vieną dalyką nelabai gali tai žiūrėti, nes poveikis yra labai skirtingas, skirtingose regionuose, skirtingose sferose. Ir turim klausimų apie dar šiek tiek apie optimizmą. Tai ar yra pačiose prognozėse kažkokių optimizmo apraiškų? Vienas dalykas. Yra kai kurie scenarijai, kur maždaug jeigu mes nes yra labai smarkiai fokusuojamas į dabar visus tos tarptautinius susitarimus, yra tas net zero, carbon net zero. Ne? Yra labai daug į tai fokusuojamas. Netgi, pavyzdžiui, jeigu kažkokia vat industrija truputį daugiau išmeta ten tų šiltnamio dujų, jie gali investuoti va tos pinigus, tą kompensaciją tokią vadinamą, kad kažkas tai atstatytų ar atsodintų ten mišką, kad ten po to susigertų visos tos dujos ir va tas net, aš net nežinau, kaip va tas, kaip vadinasi net. Net, o turbūt ir būtų tiesiog. Net zero, nu toksai bendrame kontekste. Kad bendras yra taip. Išsilygina, ar ne? Taip. Arba netgi tai turėtų būti dabar mūsų ten pirmieji 2025, man atrodo, yra žiūrima, kad ten ar iki 2030 kažkoks tai labai artimas horizontas, mes turime iš viso turėti net zero, ar ne? O po to iš viso negativ, kad reiškia, tu ne tiek išmeti, bet tiek sugeri. Yra scenarijai, kurie tau netgi sako, tu turi tą daryti, ir tą daryti, ir tą daryti, kad taip atsitiktų. Ar tai galimas yra variantas, bet atsakymai yra, sprendimai, pasiūlymai yra, reikia daryti tą, kad to pasiekti, ar ne? Bet tai turi būti irgi kaip ir bendras effortas. Jau viskas. Pavargau lietuviškai kalbėti, jau pradeda lysti angliški žodžiai. Effortas. Tai dar vienas, matau, paskutinis klausimas, kaip tik yra komentaruose. Ar platesnėme kontekste jau yra patys individo elgesio pokyčiai pastebimi, ar tai vis tik tas kalbos net zero, tas pats zero waste, ar vis tik tai yra labiau mados reikalas, ar tas individuo elgsena keičiasi? Ne, aš matau asmeniškai, kad yra pokyčiai žmonyse, o tos jaunesnės kartos, man atrodo, jos auga su ta tokia awareness, žinai. Ta prasme, jie nėra akli va tam dalykui, jie tai labai supranta ir man atrodo, ta Greta iš Švedijos labai padėjo, labai vokalizavo visus tuos, taip kaip tos vaiko teisės, ar ne, va tų dabartinių vaikų ir dabartinio
labai jaunimo, jų teisės yra iš tikrųjų turėti tą žemę su geru oru, su geru vandeniu, su normaliu klimatu ir taip toliau. Tai va tas iš tikrųjų vaikų tas judėjimas labai jisai matosi ir aš labai matau, va, kokiuose klimato mitinguose yra praktiškai dalyvauja jauni žmonės. Ir savo studentuose aš labai pastebiu, labai daug žmonių yra va tas, nu, toksai tu aware, žinai, ta prasme, tu supranti ir tu darai savo sprendimus. Yra labai paprasta tai padaryti pačiam žmogui. Ir ne, labai daug matau vegetarų. Žmonės labai kaip ir, nu, daro va tos sprendimus, tos senesnės kartos tai ne, bet jaunesnės kartos iš tikrųjų priema tos sprendimus, iš tikrųjų. Ir ne tik tai Lietuvoje, ne tik Europoje, aš matau tai, pavyzdžiui, ir Ekvadore, va tie jaunesni žmonės, truputėlį, va kitaip jie kažkaip, nežinau, va gal tas imlumas toksai labiau kažkaip tai jo, ir jie labiau galbūt aktyvus, tam iš viso judėjime ir va tų sprendimų priėmime, asmeninių sprendimų. Taip, aš asmeniškai matau, kad ypatingai mano studentai, aišku, mano studentai yra aplinkos inžinieriai, bet labai daug kas atvažiuoja su dviračiu, pavyzdžiui. Tai dėkui labai, matau dar komentarus, taip pat nuoširdus ačiū už labai įdomų interviu. Tai dėkui labai, kad prisijungėte, dėkui visiems žiūrovams ir klausytojams, apie rugpjūčio mėnesio susitikimą informuosim netrukus, sekite mūsų Facebooką, o kol kas iki. Ačiū.